Sveiki atvykę į mūsų naujausią video, kuriame mes bandysime atskirti tikrąjį maistą nuo feikinio. Kas nematė mūsų video, kur aš bandžiau atskirti Hesburgerį nuo McDonald's'o, tai rasite kažkur čia. Tai čia du skirtingi video. Tai čia du skirtingi video. Kodėl? Ten nieko nesimat. Nu tai jeigu tu nesimerksi, tai ir nematysi. Nu tai tu nežiūrėjai. Tiesiog, va tai užsimerkėm ir viskas. Nu bet tai vis tiek taip, nu nesvarbu, čia dėl video reikia jos. Reikia pasiruošti. Gerai, tai pirmi mūsų produktai tai yra Pringles and Snack Day. Snack Day. Tai gerai, pirmą ragauju. Tikrai bus Pringles. Gerai, 100%. Tai biškai toks čip, be skonio. Tas pirmas turėjo daugiau skonio. Pirmas buvo kur kas skanesnis. Tai iš karto galėjau net neragauti šito antro. Dabar Silvijos eilė. Pažiūrėsim, ar Silvija atpės. Gerai, vienas. Ir... kitas. Čia Pringles. Iš karto pagal kvapą galiu pasakyti. Pringles. Šito galiu net neragauti. Toli ne Pringles. Aš žinau, nes aš atspėjau. Ką? Artūrai! Jie vienodi buvo. Bet jie tokie... Matai, kaip... Mind game. Tu turėjai duoti skirtingus. Oi, Pringles, tikrai Pringles. Bet vienas buvo skanesnis. Gal netyčia papuolė, koks vienas skanesnis. Bet nedaryk taip, nesąžininga. Gerai, susitarėm, kad daugiau taip nedarom. Fuck. Ką toliau ragaujam? Toliau mes turim Oreo. Toliau mes turim Oreo ir Neo. Gerai, ragauju pirmą. Šitą bus sunku atspėti. Originalas pirmas. Ne, palauk. Yra dažnai muilo skonio tekstūra, muilinė tokia. Tai gali būti, kad feikinis visgi. Man atrodo, pirmas buvo feikinis. Gerai, ragauju antrą. Čia svarbiausia yra tekstūra. Nes skonis labai panašus. Šito tekstūra yra geresnė. Tai skaičiu, kad antras yra original, pirmas yra feikinis. Tai kaip buvo? Tai buvo teisingai. Let's go, gerimai. Mes turim Sprite ir turim Freeway. Gerai. Merkis? Merkis. Ko tu geri, aš vis ragauju. Šitas rūd kaip praskiestas toks. Mažiau skonio turi. Nu. Šitas Sprite'as, šitas Freeway. Teisingai. Bet tu realiai visus atspėja, ne? Nes tu man, žinai, geriau sekasi negu per praeitą video, kur aš bandžiau atskirti Hesburgerį nuo McDonald's'o. Ką tau darai? Tai antrą. Eik tu savo. Labai panašu tau? Tada. Nu tu įsijausk, pajaus tą skonį. Man atrodo, kad čia Sprite'as. Sofija laižo radiatorių. Nu, skoniai skiriasi, bet aš nesuprantu, kaip jie skiriasi. Kur geriau? Gal kaip tik va, analogas dar geriau padarė? Nu, man tai šitas geresnis, bet aš nežinau. Okay. Bet aš galvoju, kad čia Sprite'as. O kur tau daugiau skonio? Saldumo? Čia daugiau saldumo. Kai? Tai čia gerai ar blogai? Čia labai daug gaziukų, čia yra mažiau gaziukų. Nu, gerai, tavo sprendimas? Čia labiau skonis jaučiasi. Bet čia man mažiau pažįstamas skonis, man jis toks keistesnis, įdomesnis. Šitas man labai pažįstamas skonis, tai čia Sprite'as. Geras argumentas. Oba! Spėjai. Bet pažiūrėkit, mes kol kas viską atspėjom. Tai ką tai reiškia? Kad vis dėlto skiriasi, tikrai skiriasi skoniai. Priėjom prie to, kad skiriasi visgi. Belona ir Kinder Bueno. Pala, mano video. Jo, okei, tavo video. Turim Belona ir Kinder Bueno. Prašau. Nu gerai. Skanaus. Skanaus. Nu Artūrai! Nu kodėl tu žiūrėjai? Fake, tikrai. Visoks kažkoks minkštesnis, vaflis nėra toks traškus. Spėjau, kad pirmas buvo originalas. Ir tu atspėjai. Vorų karai prasideda naujame Marvel. Ai, taigi nepasakiau apie išankstinę premjerą, kur čia ta kamera dabar. Ai va.
Tai va, ką norėjau pasakyti, kad gegužės 31 dieną turi progą pamatyti iš ankstinę Žmogus voras premjerą didžiausiose Forum Cinemas ekranuose Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Būsime ir mes pildikai, taip kad griebk bilietą video aprašymą ir susitiksime jau ten. Gerai, toliau turim ir vėlgi Freeway ir Fanta. Tai atvirkščiai Fanta ir Freeway. Koks skirtumas? Nes Fanta svarbesnė. Tai buvo pirmas Fanta. Pagal skardinės nieko neaišku. Taip ir vėlgi, kur skilutė? Kur skilutė? Gerai, pagavim. O, šitas bus feikinis. Tu kaip Fantos gerbėjas turėsi atspėti. Aš nesuprantu, koks žmogus geria Fanta. Rašykit komentaras, ar jūs mėgstate Fanta. Easy. Fanta ir Freeway. Šitas saldesnis, kur ką šitas be skonio. Nu gerai, leis dabar aš pabandysiu. Aš kaip ne Fantos ekspertė. O koks aš ten ekspertė, žinai? Nu, biškai žinau gal apie Fanta. Čia tai man atrodo, kad ne Fanta bus. Čia Fanta. Kodėl? Vat šį kartą tai čia tikrai daugiau skonių ir saldžiau. Atspėjai. Sveikinu. Dabar mes turim Cheeseballs ir Sunday. Ai, Snack Day. Sunday? Snack Day. Snack Day. Nu, davai, ragaujam. Hop, 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 greit. Čik. Nenervink. Labai panašu, žinok. Labai sunku atskirti. Iš šitos pusės bus originalas, kadangi jis man toks trapesnis, nežinau. Man atrodo, kiek atsimenu, tai jis buvo toks trapus tas Cheeseballs. Okei, bravo, jo. Eik, kaip gerai man sekasi. Gal yra profesija kažkokia susijusi iš to? Man irgi gerai sekasi. Nu, tu pusę neragaudai. Aš pagal traplumą sprendžiau. Iš karto. Čia originalas. Nes vat kaip tu esi Fantos ekspertas, aš taip pat esu Cheeseballs ekspertė. Gerai, neblogai einam. Daug 5. Toliau turim Toffee. Pala, mano video. Okay. Toliau turim Toffee ir Toffee and Nuts. Šiandien tas pats? Mr. Choc. Bet pažiūrėk, pagal išvaizdą tai man šitos labiau patinka, nes čia širdutės. Ne, čia gal Valentine Edition. Bet pagal išvaizdą tai šitos širdutė gražesnės. Feels like original. Iš kur valgy, kad nejaust formos? Man yra identiškai. Tiesiog intuicija, sakyčiau, kad antras buvo fake. Pirmas original. Ir pirmą kartą Artūras neatspėjo. Bet žinok, jie panašus. A ne? Nu gerai, davai dabar aš pabandysiu. Tu mane labai suintrigavai tuo, kad neatspėjai, tai va dabar man įdomu, ar aš galėsiu atspėti. Va, įmetu taip, kad nejaustum struktūros. Tai nemesgi, aš uždusiu. Paspringsi. Man kažkodėl atrodo, kad čia bus feikas. Man jis yra nesveikai saldus. Ir ar aš neprisimenu ir Toffee iš tikrųjų yra toks saldus? Ar šitas yra saldus? Bet va, kai daugiau kramtai, tai visiškai neaišku. 100% antras originalas. Nes šokoladas yra toks pieniškesnis, žinai, toks švelnesnis. Nu ir atspėjai, ką tu galvoji. Bam! Ir toliau mes... Mano Jo tavo video. Toliau mes turim Kinder Country and... Milchkirschrialin Rigel. Regel. Prašau, ponė, ragaukite. Tai pirmas gali būti fake, šitas bus originalas. Tik dėl to, kad šitas pasirodė toks minkštesnis, toks malonesnis, žinai, toks, žinai. Ir tu atspėjai. Yeah! Ir toliau mes turim Coca-Cola ir Freeway. Cola. Freeway Cola, yeah. Aha. Šitas saldesnis, turi daugiau tokio, žinai, skonio. Šitas kaip praskiestas toks atrodo. Tai šitas bus Freeway, o šitas bus Original. Neatspėjai. Gerai, paskubėjau. Sofa. Eik tu savo, kaip čia nesijaučia skonio skirtumo. Žinau, bet ne pagal skonį, nes skonis yra
absoliučiai identiškas. O pagal ką? Absoliučiai identiškas. Pagal gazuotumą. Nes Freeway yra mažiau gazuotas negu Cola, Sprite'as, Fanta. Tai, žodžiu, va šitas yra labiau gazuotas, tai čia yra Cola. Atspėjau? Cola pakišo mum koją. Turim paskutinį. Na ir turim paskutinį. Oreo ir Neo. Mums jau žinoma. Tai čia dabar bus sausainiukai. Į šitą imk. Aš šitą man duok. Tu šitą imk. Šitą ant šitą. Šitą imk, aš šitą imk. Aš šitą. Šitas originalus. Ne? Nuskanesnis. Taip, teisingai, jo. Visai neblogai susitvarkėm. Atspėjom beveik visus. Komentuokite, kokie yra jūsų mėgstamiausi saldumynai. Ir susitiksime jau kitame video. Iki.